Sveiki, mylimiausieji klausytojelaičiai bei klausytojelaitėlės. Paseksiu jums pasaką apie ėriuką ir boružę. Vieną šiltą birželio naktį, kai visi kaime jau seniausiai pūtė savo į ūsą, mažame medinėme tvartelyje sužibo švieselė. Tvartelis kvepėjo šviežiu šienu, pienu ir žvaigždėmis. Vyriškis, spragtelėjęs jungtuką palubėje, pasitrynė mieguistas akis ir tyliai, kad neprižadintų arklių nei karvių, nuslimpino į šilčiausią tvarto kampą. Ten, kur mėgsta miegoti jo mylimiausia avytė. Ar jau šiąnakt, pasilenkė sukuždėjo. Paglostė jos garbanotą galvytę ir, o stebuklė, iš po avytės išlindo mažas, rausvas ėriukas. Tu tapai mama, sušnibždėjo vyras. Iš to jaudulio net pabučiavo jai į nosį, nors paprastai taip nedarydavo. Tai pirmasis tavo ėriukas, todėl jo vardas bus Kostas, tarė, ir nuėjo miegoti, kol saulė dar nespėjo patekėti. Nes saulė, kaip žinia, vasarą teka labai anksti. Kuo anksčiau ji tekėjo, tuo greičiau žolė augo, o kartu su žalia žole augo ir baltos ėriuko Kosto garbanos, minkštutėlės. Ir atėjo ta diena, kai visa pieva aplink tvartą jau buvo nuėsta. Mama ramiai sausnaudė pavėsį, todėl ėriukas nusprendė pasiganyti pats. Toli neisiu, greitai grįšiu, tik iki upelio, pamanė sau. Nubidzeno prie upelio, tai šaltas vanduo, peršoko akmenis, tai slidūs, paragavo mėlynių, tai saldžios, o tada pamatė varlę, kuri taip straksėjo, kad ėriukas nušuoliavo ją iš paskos. Vijo, perbėgo 3 pievas, nėrė miškan ir varlė pradingo. Na ir prisilakščiau, pamanė. Grįšiu dabar aš namo pas mamą. Bet kai būna mažiems ėriukams ir ne tik, jis pasiklydo. Visai nebegalėjo surasti kelio namo. Kojelės kliuvo už gumbuotų šaknų, ausytės vėlėsi į miško brūzgynus. Vargšas ėriukas, gailiai sumekenęs, pravirko. Ašarėlės skalbė jos snukutį ir vaizdas susiliejo į vieną žalią paveikslą. Todėl Kostas net nepastebėjo, kai jam ant nosies nutūpė boružėlė. Opči, nusičiaudėjo, pajutęs, kad kažkas kutena. O boružėlė suplazdėjo ore ir vėliai nutūpė ten pat. Kodėl tu verki? Paklausė. Ėriukas įkypai pasižiūrėjo savo į nosies galiuką. Nes neberandu kelio namo, o kas tu tokia? Aš esu boružėlė Klara, o tu? O aš esu ėriukas Kostas, pasakė Kostas ir nustojo verkti. Boružė pakilo į orą ir labai greitai musikuodamas sparneliais dar greičiau pasakė. Aš galiu palydėti tave namo, nes visur skraidau ir visus takelius puikiausiai žinau. Ir žinai, kur mano tvartelis? Tai aišku žinau, šūktelėjo ji ir nuskrido. Ėriukui teko paspartinti kojeles, bet boružės Klaros iš akių taip lengvai nepametė. Ji buvo ryškiai raudona, kaip uoga, o ant sparnelių turėjo 5 juodus taškelius. O kam tau tie taškeliai? Paklausė Kostas. Nes čia pati gražiausia mano suknelė. Aš ją taip mėgstu, kad nešioju kasdieną.
Ta sykį ėriukas suprato, kad ne į visus klausimus būna aiškus atsakymas. Bet suknelė Klarai tikrai labai tiko. Pagaliau pasiekus tvartelį, Kostas vos ant kojų bepastovėjo ir suplukęs prigriuvo šalia mamos į pavėsį. Kurgi tu buvai, aš taip jaudinausi, o kasgi čia, mama pastebėjo Boružę. Bet Klara jau suko ratais po pievą, tupinėjo nuo lapelio ant žiedelio, nuo karvės uodegytės ant arklio ausytės. Kasgi nutiko, ar nenori pailsėti, paklausė Kostas. Aš pamečiau savo 5. taškelį, niekur neberandu, kaip aš be jo, mano suknelė. Boružė kūkčiojo ir niekaip negalėjo nusiraminti. Ėriukas, pamiršęs, kad pavargo, pašoko ir puolė ieškoti kartu, bet kad ir kaip juodu stengėsi, niekur taškelio nesurado. O tuo metu lyg to dar maža bebūtų ir saulė nutarė leistis. Kaip liūdna, dabar mano suknelė nebegraži, nusiminė Klara. Tu vis tiek graži, paguodė Kostas, bet neliūdėk, mes tau surasime naują taškelį. Na kurgi, jau naktis. Aš žinau, kas ir naktį puikiai mato ir be to yra toks gudrus ir sumanus, kad tikrai suras tau taškelį. Ir čia, kur buvęs, kur nebuvęs, marširuodamas savo vakariniu maršrutu, pasirodė katinas Hipis. Kaime jis buvo vienas svarbiausių, nes prižiūrėjo tvarką, miegodavo ne tvarte kaip visi, o namie su šeimininkais, nors teisybės dėlei nelabai jis naktimis ir miegodavo. Hipi, pašaukė jį ėriukas, padėk mums surasti juodą taškelį. Juodą taškelį? Stabtelėjo Hipis. O kas man už tai? Tau ateik ryte, brėkštant, įleisiu tave į tvartą ir gausi šviežio šilto pieno. Gal ir neblogai. Gerai, atinešiu tau juodą taškelį, kad tik visos mano misijos tokios lengvos būtų. Pakėlė uodegą Hipis ir nubidzeno į tamsą. Per tą laiką kieme visiškai sutemo, bet Boružėlė nenorėjo skristi namo, nes jautėsi labai prislėgta. Lik nakvoti pas mus, tvartelį, pakvietė ėriukas. Klara patenkinta įsitaisė ant šieno šalia Kosto. Labanakt, Kostai, labanakt, Klara. Dar minutėlė ir visi kaip kūdikėliai pūtė savo į ūsą, tik ne katinas Hipis. Naktis didžiųjų misijų metas. Reikia ginti teritoriją, tykoti vagių, neleisti pelėms graužti grūdų, bet šiąnakt Hipis turėjo ir dar vieną užduotį. Juodas taškelis, mąstė. Tikrai esu tokį matęs, bet kur? Staiga jam tvykstelėjo vaikų kambarį ir nieko nelaukęs jis nukūrė namų link. Pro pravirą balkono langą iššoko vaikų kambarin ir tykiai, kaip vien katinai temoka, nusileido ant kilimo. Vaikai miegojo kietai ir giliai. Nereikalingas atsargumas, pamanė sau Hipis. O tada ant kilimo tarp daugybės išmėtytų žaislų susirado mažą meškiuką. Jo nosytė buvo lyg nedidelis juodas taškelis. Hipis ją nugraužė, patenkintas murktelėjo ir iššoko laukan vykdyti kitų misijų. Nes naktis vasara, kaip žinia, labai trumpa. Ankstų rytą brėkštant,
Kostas prabudo pats pirmas. Jis laukė katino, visa širdimi tikėjo, kad atneš juodąjį taškelį. Kaip tikėjo, taip ir įvyko. Hipis laiku pristatė taškelį, sočiai atsigėrė žadėto pieno ir pagaliau nuėjo miegoti. O tada prabudo Klara ir taip apsidžiaugė naujuoju taškeliu, skraidė aukštyn žemyn ir tarškėjo. Žinai, dabar mano suknelė dar gražesnė negu prieš tai. Ir aš taip manau, patenkintas pritarė Kostas. O kai moki džiaugtis drauge, tai kas belieka? Taip ir liko Boružėlė Klara gyventi tvarte su ėriuku Kostu. Jiedu tapo neišskiriami, kur ėriukas, ten ir Boružė, arba atvirkščiai. O taip tai kaime viskas ėjo po senoviai. Tik vaikai dabar vakarais sudėdavo savo žaislus į stalčius. Jiems tai visai nepatiko, kad Hipis apgraužė meškiuką. Saulė ridenosi, vasara bėgo, ėriukas užaugo į visą aviuką. Rudens vėjai nuspalvino lapus ir artinosi ledinė žiema. Tai buvo pirmoji aviuko Kosto žiema. Laimė jam pavyko užsiauginti labai storą ir šiltą vilną, kurios šeimininkas šiemet dar nekirpo. Todėl Klara ir nusprendė žiemoti aviuko garbanose, kad nesušaltų ir vieniša nebūtų. Dabar aš užmigsiu ir labai ilgai miegosiu, tarė ji vieną vakarą. O kada tu prabusi, paklausė aviukas. Kai sniegas ištirps? Na, tuomet labanakt saldžių ilgų sapnų. Boružėlė jau buvo beužmieganti, kai Kostas tyliai pasakė. Žinai, Klara, tu man kaip tikra sesė, o tu, Kostai, man kaip tikras brolis. Ir po šių žodžių Boružė užmigo giliu, minkštu žiemos miegu, baltose, šiltose aviuko garbanose.